Labą dieną, Daivute. Tai Labą dieną, Erikutė. Kaip jūs laikotės? Labai gerai. Labai gerai. Tai Daivute, norėjau šiandien su jumis trumpai pasikalbėti, norėjau paklausti apie jūsų patirtį pas mus kompanijoje, kaip jūs jaučiatės ir visų pirma norėčiau paklausti, ką jūs veikėte prieš tai, kol pradėjote pas mus dirbti, tai ką veikėte? Šiaip aš gyvenau Amerikoje 23 metus, ten dirbau daug darbų ir valymuose, ir slaugos taip pat, ir turėjau restoraną. Mano vyras yra turkas, tai mes buvom atsidarę turkų restoraną 8 metus, bet jau pavargau, nusprendėm važiuoti į Turkiją. Metus pagyvenau Turkijoje, darbų nėra. Ir baigėsi pinigėliai. Pradėjom namą statyti, baigėsi pinigėliai. Nusprendžiau važiuoti į Lietuvą dirbti. Bet atvažiavusi į Lietuvą, ieškojau darbo. Ir kažkaip tai nusivyliau, nėra tų darbų tokių gerų. Bet mano draugė labai gera. Jinai sako, Daiva, nepergyvenk, aš turiu gerą kompaniją, kaip aš nežinau, kaip čia dabar kompanija, sako, kur randa darbus užsienyje. Ir man davė Atenų telefoną. Ir aš susiskambinau su tavimi, Erikute. Ir tu mane nuteikei, kad gausi man darbą. Tai ką, pagaliau aš gavau nuo tavęs darbą, išvažiavau į Olandiją, pas labai gerą šeimą, 2 mėnesiai, bet kažkaip tai man reikėjo daugiau būti, 6 mėnesius, kad turėti daugiau pinigėlių. Tai 2 mėnesius aš padirbau ir paskui tu man suradai kitą darbą. Nuvažiavau į kitą darbą, ten nusivyliau, nes ten buvo jauna moteriškė, 53 metų, jinai buvo pusė suparalyžiuota, bet labai rūkė, tokia, turtinga, bet man nepatiko tenai, tai tu mane, aišku, iš karto iš tenai išgelbėjai, suradai kitą darbą, aišku, pakliuvau aš pas tokią senutę, kur yra 101 metų, ir jinai jau buvo prie mirties, bet dar laikėsi. Lietuvių slauga buvo, ne? Jo, ir jinai pas mane įsilaikė 3 savaitės, bet paskui numirė. Tai vėl labai greit man reikėjo pervažiuoti, tai irgi sutvarkė labai greit kompaniją, be jokių problemų yra su atvažiavimu, su pervežimu, super. Ir aš atvažiavau vėl atgal į savo šeimą ir dabar 2 mėnesiai aš čia dirbu. Ir labai tikrai maistas yra aprūpinamas, šiaip būna išeiginių, labai geros sąlygos. Aišku, ne visur, bet su jūsų kompanija, su tavimi ypač, tai galima įspręsti šitą klausimą labai, labai greitai ir viskas ok. Aš patenkinta labai. Supratau. Tai jeigu reikėtų, tai rekomenduotumėte, taip? Draugė ar pažįstama? Be problemų ir tikrai aš kaip Lietuvoje tikrai ėjau per tuos darbus ir per tas parduotuvės ieškojau ten belia ką dirbti. Aišku, mano jau metai tokie 56 bus, tai jau nelabai kažkas ir gaunasi. O čia, kaip namuose, jeigu tu nusiteikus dirbti, padėti žmogui ir kaip tik tau tas darbas neš naudą, pinigėlius, super. O kaip mano metuose, vaikai, anūkų, jau viskas, tik tai dirbk ir taupyk pinigus. Supratau. O Daivute, tai šiandien jums yra išeiginė, kaip supratau. Tai ką veikėt? Ką veikėt per savo laisvą dieną? Mokinuosi, sako, neriu. Ir šaunuolė. Labai taip, ką žinau. Labai gražu. Labai gražu. Mokiniesi, turi laiko dar pasimokyti. Mano senutė yra 91 metų. Jinai sėdi pas mane, man reikia kelti ją su liftu. Labai gera. Bet šeima gera, jūs esate patenkinta ir tikrai grįšit pa šitam. O jo, kas be ko, aš tai jau prašau, kad tik tai ko ilgiau šitas darbas. Kad kuo ilgiau būtų. Nieko, surasim kitą, nieko, jūs nepergyvenkit. Tokiom slaugytojom kaip jūs tikrai rasim kitą vietą.
Ačiū. Tai gerai tada, ačiū Jums, Daivutė, labai labai ačiū už pokalbį, nenoriu Jūsų labai daug trukdyti, nes Jūsų laisvadienis yra. Ačiū, kad radot man laiko pokalbiui ir jeigu turėsit kokią draugę, tai būtinai rekomenduosiu. Būtinai, va turi jau vis tiek mūsų metuose, žinai, kas gyvena tenai Amerikoje, jau ruošiasi atvažiuoti į Lietuvą, tai sakau, be problemų, sakau, aš jau žinau, sakau, kur galima pramušti gerą darbą, sakau, davai tik tai važiuok į Lietuvą ir mes surasim tau darbą. Tikrai, aš labai patenkinta Atėnais, aš patenkinta labai tada, kad turiu, super, visai nėra problemų. Aišku, būna tų mažų tokių nesklandumų, problemų, bet labai jos greitai sprendžiamos. Nu, ką, super, man patinka. Viskas labai gerai. Jo, viskas ok. Supratau, gerai tada. Ačiū Jums, Daivutė, už pokalbį ir tada viso. Viso, Erikutė, viso. Laimingai, bye.